Sveiki visi, smagu vėl sugrįžti į mūsų Pagirkime aptarnavimą pasikalbėjimus. Aš esu Ieva Dunčytė, projekto ambasadorė ir šiandien kalbinsim Skaistę Damaškaitę, parduotuvės konsultantę. Tai sveiki, Skaiste. Sveiki. Baltas dobilas šitų prekinių ženklų, patikslinkit, kiek laiko jau dirbat? Žinokit, bijau sumeluoti, bet berods 9 metai. Beveik jubiliejus, tai jau tikrai ilgai, jau turbūt visi niuansai žinomi ir suprasti. Tvarkoj. Pirmiausiai, tai esu pastebėjusi, kad dirbat, bendradarbiaujat ir su Voltu, turit elektroninę prekybą. Ir kaip manot, ar klientai vis dėlto jau šiai dienai yra linkę grįžę į fizinės gyvas parduotuvės labiau, ar vis dėlto dar labiau noriau renkasi nuotolinės tas paslaugas ir labiau mėgsta taupyti laiką, prekes užsisakyti nuotoliu, gal pastebit, va tiesiog jūsų klientai, jūsų kategorijos, ką labiau mėgsta, ką labiau renkasi? Jo, tai iš tiesų yra ir tokių klientų, sakyčiau, čia gal tokios dvi atskiros grupės yra. Yra vieni klientai, kurie tikrai mėgsta geriau ateiti į fizinę parduotuvę, pasitarti su konsultantu, gauti kažkokį personalesnį aptarnavimą. Ir taip pat yra kita žmonių kategorija, kurie tiesiog mėgsta viską greitai, sparčiai ir dabar prisireikė kažko, užsisakiau, atveš. Bet taip pat tos grupės jos kartais ir tarpusavį susilieja, nes yra pastovių klientų, kurie šiaip ateina pas mus į fizinės parduotuvės ir, išsirinkę savo tinkamą produkciją, vėliau ją tiesiog užsisako per Bolt programėlės ir per elektroninę parduotuvę mūsų. Supratau, o kuriuos klientus lengviau išlaikyti kaip lojalius? Tai lojalius, tai tikriausiai, jo, žinoma, kad tie, kurie gyvai ateina, nes vis tiek kažkoksai asmeninis ryšys tuomet atsiranda, tai tikrai lengviau išlaikyti yra tuos, kurie ateina gyvai, bet lygiai taip pat nepasakyčiau, kad sunku yra išlaikyti ir tuos, kurie užsisako internetu, nes vis tiek stengiamas kaip įmanoma kokybiškiau tą paslaugą suteikti, tai jie dažniausiai užsisako ne vieną kartą tie žmonės, o tai yra irgi pastovus klientai tiesiog per programėlės užsisako. Nes aš taip visą laiką įsivaizduoju, kad man pačiai, tarkim, asmeniškai, jeigu fiziškai vykstu į parduotuvę, tai kažkaip ar vėliau sugrįžtu, ar jaučiuosi kaip lojalesnė klientė, man visą laiką yra klausimas vien dėl to, kad kai perki elektroniniu būdu, tu palieki savo kontaktus. Ir tada tas prekinis ženklas turi gal tiesiog lengvesnių galimybių vėl kontaktuoti su tavimi ar pristatyti kažkokias savo inovacijas ar naujus produktus. Tai vat dėl to. Bet jūsų turbūt atveju vis dėlto, jeigu skonio gurmanai kokie ar panašiai, tai ta konsultacija turbūt ir nulėmė jau grinai tą lojalumą būtent fizinio kliento, ar ne? Taip, visiškai teisingai. Tvarkoj. Dar patiksinkit, ar turit kokią nors inovaciją, būtent gal klientų aptarnavimo srity, arba kokį nors sprendimą pasiūlytą klientams, kuris jums pačiai asmeniškai labiausiai patinka? Tai tikriausiai galėtų būti mūsų gėrimų prenumerata, nes čia toks galbūt išskirtinis dalykas. Pavyzdžiui, jeigu ieškote dovanos arba tiesiog norite kiekvieną mėnesį būti nustebinti kažkuo, tai mes teikiam tokią paslaugą, tiesiog sukomplektuojam dėžutę, keletą skirtingų vynų su aprašymais ir, tuomet, žodžiu, klientas jos kiekvieną mėnesį gauna. Tai toksai kaip ir surprizas ir dovana ir tikrai yra ko laukti kiekvieną mėnesį. Bet kiekvieną mėnesį, čia visai dažnai, bet visai įdomus pasirinkimas čia galėtų būti, kaip pasakyti, idėja dovanų kasmetinę, bent jau prenumeratą turėti įmonės gimtadieniams tokį. Taip. Tikrai labai smagi iniciatyva, manau. Dar klausimėlis, turit ne vieną paslaugą, ar ne, ne tik kaip parduotuvę tų gėrimų, bet teikiat ir kitas papildomas paslaugas. Degustacijos kažkokios, dabar irgi pirmą kartą išgirdau, bet įdomu tikrai prenumeratos tos rinkinukų. Ar tai padeda pritraukti klientus, ar tos paslaugos jos susilaukia kažkokios papildomos, ar įtraukia gal kažkokią papildomą klientų auditoriją, ar tai yra labiau tos paslaugos, kurios, kaip pasakyti, pridėtinė vertė prie pagrindinio tiesiog produkto, ar jos vis dėlto pritraukia kažkokią naują auditoriją?
Jos tikrai pritraukia naują auditoriją ir ypatingai vat tos degustacijos. Nes degustacijos dažniausiai būna tai ar kažkokios šventės, ar įmonės vakarėliai, tai dažniausiai būna nemažai žmonių, didelės žmonių grupės. Kai kurie iš jų dažniausiai lankosi pas mus pirmą kartą ir vis tiek tokia būna teigiama patirtis, nes iš karto gauna ir padegustuoti, ir pristatymą, ir šiaip susipažįsta su mūsų produkcija, su pačia parduotuve. Tai tikrai žmonės vėliau grįžta pas mus, nes jau būna susipažinę su mumis ir jaučiasi čia komfortabiliai. Mhm. Kadangi šiuo metu, ar ne, Lietuvoje alkoholio reklama yra uždrausta, turbūt tai tikrai turėtų apsunkinti ir komunikaciją klientams ir panašiai. Kokią įtaką jums padarė? Ar pajutėt kažkokį gal didžiausią pokytį kažkokioj srityje, ar ten pačiuose procesuose, ar klientų srautuose? Gal sumažėjo klientų, bet jų krepšeliai padidėjo, arba atvirkščiai? Kokią įtaką jums tai padarė? Kaip labai apsunkino tą komunikaciją ir kuo galiausiai tai pakeitėt? Nes vis dėlto turbūt visose situacijose visi prisitaikom kažką pakeičiam, tai gal radot jūs kažkokių irgi naujų sprendimų? Taip, tai iš tiesų tie visi ribojimai tikrai apsunkina komunikaciją. Tai galbūt skatina tokį kūrybiškumą, sakykime, mūsų. Tai mes dabar labiau orientuojamės tiesiog labiau į edukaciją klientų. Tai reiškia, kadangi negalime reklamos, negalime tokių dalykų, tai tuomet tiesiog komunikuojame, žodžiu, edukacinės visokias temas, stengiamės šviesti mūsų klientus. Dar apie komunikaciją su klientais kalbant, pačius atsiliepimus. Ar renkat klientų atsiliepimus, ar reaguojat, ką jos darot, kaip vertinat ir ar reaguojat, tarkim, tik į neigiamus, tik į teigiamus, kaip dirbat su tais atsiliepimais? Tai iš tiesų, klientų atsiliepimai yra labai labai svarbus, juos tikrai renkam ir visą laiką skatinam klientus palikti atsiliepimus. Reaguojam tiek į teigiamus, tiek į neigiamus, žinoma, nes visokių būna ir tikrai visokių reikia, nes teigiami atsakymai tiesiog malonu sužinoti, kad įgyvendinam tai, ką užsibrėžiam ir kad klientas liko patenkintas. Neigiami atsakymai galbūt leidžia mums kažkur pasitemti kai kuriuose srityse. Tai ir iš tiesų net ir aš pati pastebiu, kad vynas yra labai toksai personalus dalykas. Čia kai ateina žmogus ir jam reikia padėti išsirinkti, tai net ir su visais geriausiais norais ir jo pilnai išsiklausinėjus, vis tiek yra tikimybė, kad galbūt nelabai pataikysi. Tai visą laiką, kai klientas grįžta, aš stengiuosi prisiminti, ką aš praeitą kartą rekomendavau, pasiteirauti jo, ar patiko, ar kažką galbūt kito parekomenduoti. Tai šita komunikacija tikrai labai svarbi yra su klientu. O pačiais atsiliepimais klientų, ar kažkur savo iniciatyvą viešai dalinatės? Pačių atsiliepimų galbūt kažkur, taip neviešinam, tiesiog, yra vietos, kurie ir taip matosi. Tai pavyzdžiui, tie visi Google reviews ir taip toliau, tai jie ten yra viešai prieinami, bet mes kažkaip papildomai jų nekomunikuojam. Aiškuma. Tai teigiamus komunikuokit. Sakoma, kad papeikimus sakom tyliai privačiai, o pagirimus viešai ir garsiai. Tai tas tikrai, manau, yra svarbu ir galbūt ypač video dabar formatu plintantis atsiliepimai yra toks labai efektyvus, manau, ir populiarėjantis dalykas, tai bent jau tais teigiamais tikrai pakviesiu, paskatinsiu pasigalvoti ir galbūt kažkuriame kontekste juos įtraukti. Taip pat norėjau pasiteirauti dėl užsienio. Lietuvoje mus ypač vakarų mados jos ateina šiek tiek vėliau, bet ar bandote kurtis savo kažkokius sprendimus, ar visgi sekat ir užsienio tendencijas, galbūt kas šitoj srityje yra populiaru tenais, ką daro, kokias madas diktuoja užsienis jūsų srityje ir ką iš ten pasiemat? Tai iš tiesų tikrai sekam ir užsienio visokias naujienas ir dabar jau galbūt ne taip ir vėlai ateina tos mados iš vakarų, sakyčiau, jau mes taip vejamės tikrai sparčiai. Tai tikrai mes keliaujam ir į tarptautinės parodas, ir pas vyndarius, pas gamintojus, palaikom su jais ryšį ir tikrai stebim, kas darosi būtent ir visoje aplinkoje ir bandom šiek tiek prisitaikyti ir prie visokių madų ir klientų poreikių. Dabar kaip tik pagalvojau, kad vis dėlto apie vienus, kad nusimatyti, tai turėtų būti nemažai mokymų praeita. Kaip labai sunku būna surasti jau tokius aukšto lygio profesionalius darbuotojus. Ar jūs patys juos apmokot,
Ar vat irgi siunčiat į kažkokius mokymus, ar ieškot jau su patirtim darbuotojų, ar tiesiog neturi tos kitos, nes vat irgi labai specifika. Mhm. Tai tikrai stengiamės ieškoti darbuotojų jau su patirtimi, na, bent jau su kažkokiamis bazinėmis žiniomis, su tam tikrais jau praeitais mokslais, bet net ir čia jau dirbant, darbuotojams tikrai yra galimybių mokytis toliau ir, kaip ir minėjau, keliaujam ir pas tos pačius vyndarius, tai ypatingai smagu yra tiesiogiai nukeliavus pamatyti, kaip ten jau gyvai vyksta visi tie procesai, kaip pats vynas yra gaminamas ir tuomet, žinoma, kolegos grįžę čia į Lietuvą pasidalina jau su kitais kolegom įgytom žiniom. Taip, labai, labai smagu girdėti, nes man atrodo, nebesugalvoju šiai dienai srities, kurioje ties kažkuriuo momentu būtų galima nustot mokytis, nebegilint tų žinių, o vynai ir skoniai tai turbūt iš viso tik tai su daugeliu metų patirtim gali pradėti tikrai gerai perprasti, kas gali kitiem patikti iš kitų tų kelių žodžių apibūdinimų. Tai man visą laiką čia būdavo tokia labai žavi sfera, gal taip sakyčiau. Tvarko, dar sakykit, o jums pačiai asmeniškai, kokią paskutinę prisimenat tokią, žiauriai gerą klientų aptarnavimo patirtį, kur jūs pati buvot klientė, išėjot ir galvojot, taip turėtų būti visada ir visur, ir buvo labai wow, ir tikrai sugrįšiu. Bet kokia iš jūsų tiesų asmeniška labai sunku būtų įvardinti tokią vieną patirtį, nes aš manau, kad dabar Lietuvoje tikrai su klientų aptarnavimu tikrai yra geri reikalai ir ne veltui mes ir tas Michelino žvaigždutes čia visai neseniai gavome, nes tikrai kiek teko lankytis restoranuose, baruose, tas aptarnavimas jisai būna tikrai labai aukšto lygio ir daugelis patirčių tikrai būna tokios, kur išeinu ir tiesiog neturi prie ko prisikabinti visiškai. O paskutinė, kur pagalvojat, kad geriau negu įprastai. Žinokit, tikrai, konkrečiai negaliu dabar įvardinti, nes, sakau, tikrai, negaliu išskirti vienos tokios, nes, sakau, tikrai labai net sunku būtų pasakyti, net neatsimenu, kur dabar blogai kokia patirtis buvo, nes tikrai labai aukšto lygio yra klientų aptarnavimas. Labai smagu tą girdėti, kaip ir mūsų projektas ir dirba pagrindinę mintimi, kad geresnis klientų aptarnavimas Lietuvoje, tai jūsų šitie žodžiai mums labai džiugina mus irgi, kad gerėja tas aptarnavimas iš esmės ir turbūt dėkui pagrinde visko, ko norėjau, išsiklausinėjau. Labai smagu, kad dalinatės, smagu, kad skiriat laiko ir prisidedat prie to geresnio aptarnavimo ir tai norėčiau turbūt palinkėti, kad ir jūsų klientam, ir jums kaip klientai visos tos patirtis būtų pačios gražiausios visada. Ačiū Jums ir tikrai, linkiu sėkmės su šitu projektu. Manau, kad jis tikrai yra labai svarbus ir, reikia pagirti gerą aptarnavimą. Taip. Dėkui Jums tada kol kas ir viso geriausio. Viso.